Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Penktadienio vakarą Alytaus rajone susidūrus Volvo ir Mercedes-Benz markės automobiliams į ligoninę išvežti 2 žmonės. Nelaimė atsitiko apie 19 valandą. Neoficialiais duomenimis nuo Daugų link Rėmėnų važiavo automobilis Volvo ir susidūrė su priekyje važiavusiu Mercedes-Benz. Po kontakto Volvo nulėkė nuo kelio, išvirtė medį ir rėžėsi dar į vieną. Mašinoje buvo 4 žmonės. Pirminiais duomenimis 2 iš jų išvežti į ligoninę. Vairuotoja patyrusi šoką ir šio automobilio keleivė. Automobiliu Mercedes-Benz važiavo 3 žmonės, 2 suaugę ir vaikas. Liudininkų teigimu, jie nenukentėjo. Eismo įvykio metu sugadintas automobilis Volvo, apgadintas ir Mercedesas. Įvykio vietoje dirbo 3 policijos ekipažai. Aplinkybėms tikslinti pakeltas policijos bepilotis orlaivis.